Sveiki, gyvi, kviečiu žiūrėti svarbiausius savaitės naujienų apžvalgą. Kaip per 5 sekundės panaikinti 5 taškų deficitą? Atsakymą į šį klausimą žino Jonavos Sipet ekipa, kuri neseniai vykusiose BetSafe LKL čempionato rungtynėse Pasvalyje panaikino būtent 5 taškų atsilikimą. Rungtynėse su Pasvalio ekipa tritaškį nuo lentos paskutinėmis sekundėmis pataikė Nojus Mineikis. Pasvaliečių ataka baigėsi pražanga puolime, o jonaviečių išpuolio metu Maiklas Liuvisas išprovokavo varžovo pražangą ir šaltakraujiškai sumetė visas 3 bestas baudas. Taigi taip jonaviečiai iškovojo dramatišką pergalę 93-92. Rungtynių pabaigoje teisėjai suklydo lemiamomis akimirkomis. Tad Lietuvos krepšinio lyga, suklydusi lemiamoje rungtynių atkarpoje teisėją, suspendavo nuo teisėjavimo LKL organizuojamose varžybose iki spalio 30-osios. Panevėžio Sevetbet Lietkabelio ekipa iškovojo pirmąją pergalę šį sezoną Europos taurėje. Panevėžiečiai namuose 84-74 palaužė Salonikų Aris krepšininkus. Nugalėtojų gretose puikų pasirodymą surengė Deividas Sirvydis. Jis nugalėtojų gretose buvo rezultatyviausias ir pelnė 21 tašką. Tai jo karjeros Europos taurėje rekordas. 19 taškų panevėžiečiams pelnė Gediminas Orelikas. Rungtynės pažymėtos ir emocijų audra. Likus 2,5 minutės, graikų ekipos strategas Ioannis Kastritis buvo nubaustas 2 techniniam pražangom ir buvo išvarytas iš aikštės. Spalio 17 dieną panevėžiečiai vėl žais išvykoje ir kovos prieš Ulmo Ratiofarm ekipą. O Vilniaus Vilkai šios savaitės Europos taurės rungtynių net nežaidė, nes prasidėjęs Izraelio karas pakoregavo Europos taurės tvarkaraštį. Taigi dvikova su Tel Avivo Hapoel ekipa spalio 11-ąją neįvyko. Eurolyga į Kauno Žalgirio areną sugrįžo su nemažu trenksmu. Spalio 13-ąją kauniečiai žaidė pirmąsias namų rungtynes šį sezoną ir sausakimšoje arenoje 79-74 įveikė Belgrado Cervena Zvezda ekipą. Pastaroji antroje rungtynių dalyje buvo įgijusi ir 9 taškų persvarą, tačiau žalgiriečiai ketvirtajame kėlinyje surengė įspūdingą spurtą 13-0, kurį pradėjo įspūdingas Arno Butkevičiaus dėjimas. Pasigrožėkite, komentarai čia nereikalingi. Buvimas aikštėje nesutampa su suprastėjančia žaidimo kreivė, atvirkščiai. 19. Šis dėjimas tapo kertiniu dvikovos epizodu, po kurio žalgiriečiai pradėjo rungtyniauti tarsi ant sparnų. Kauniečiai iškovojo antrą pergalę sezono starte. Pergalingą seriją Kazio Maksvyčio auklėtiniai bandys pratęsti jau kitos dvikovos savaitės metu. O šiandien laidą baigiame. Iki kitų susitikimų.